Daugelis dirbtinį intelektą laiko visuomenės priešu. Vis dar laiko žmonės, jog tai kažkaip pakenks mums ateityje, bet iš tiesų neturime galvoti, jog dirbtinis intelektas konkuruoja su žmonėmis. Mes turime matyti ir kitą pusę, jisai leidžia mums palengvinti kasdieninius darbus, varginančias užduotis, pasikartojančias užduotis. Mes turime laiką skirti ir turime galimybę skirti savo laiką ir energiją kūrybiškiams darbams, strateginiams darbams. Galbūt turime daugiau galimybės užsidirbti, turime galimybę padidinti savo pajamas su dirbtinio intelekto įrankiais. Neseniai visai įdiegėme asmeninių asistentų sistemą vienoje iš mažų įmonių. Tai būtent šis procesas leido darbuotojams sutaupyti kažkur 6 valandas per savaitę, nes tie asistentai jie generavo dokumentus, jie pildė dokumentaciją, jie rinko duomenis, kontaktus. Tai sutaupė jiems darbą. Perleidome tiesiog tas varginančias užduotis dirbtiniam intelektui. Tai galime iškart matyti iš kitos pusės, kad tai jau nebe priešas, o tai yra pagalbininkas, kuris leidžia mums skirti svarbesniems darbams mūsų laiką.